Sveikučiai! Šiandien mano kamade neįprastas dalykas, tai yra tiesiog rūkytas jautienos liežuvis. Tikrai vertas dėmesio užkandis. Nusipirkau šaldytą jautienos liežuvį, labiau gal čia yra viršiuko liežuvis, nes svoris yra iki kilogramo ir kepsiu mažesniam kamade, tai toks dydis pats tas. Galima jį tiesiog įtrinti prieskoniais, bet aš naudosiu šlapią marinavimą. Tai dedu 100 gramų druskos į pusę litro vandens, taip pat dar pridedu šiek tiek visokių pipirų ir česnakų bei lauro lapų. Tai viską reikia tiesiog gerai išmaišyti šaltam vandenyje ir palaukti, kol druska ištirps. O kad nereikėtų kelių litrų to skysčio, tai aš naudosiu marinavimui maišą. Bet jeigu turėčiau tinkamo dydžio indą ir nereikėtų ten kelių litrų vandens, tai galima būtų tiesiog pamarinuoti bet kokiam inde. O maiše tiesiog reikės mažiau skysčio, tai supilu tą skystį kartu su prieskoniais ir kad skystis neišbėgtų, tiesiog uždarau dar su vakuumatorium. Nors galima tiesiog padėti tą maišiuką, tik reikia žiūrėti, kad skystis neištekėtų. Taip pamarinuotą liežuvį tiesiog padedu į šaldytuvą kokioms 4-6 valandoms. Labai ilgai turbūt laikyti nereikėtų, nes ta dalis, kuri yra mėsa, tiesiog prasisūdys per daug, na, o ten, kur yra oda, aišku, prasisūdys šiek tiek mažiau. Bet skylių jokių nedarau, nes po to kepsiu kamadą ilgai, tai kad tiesiog neišsausėtų. Kuriu kepsninę ir palaukiu, kol anglis šiek tiek įsidega. Dedu medienos pagaliuką, naudoju alksnio medieną, bet galima ir kitokią. Ir dedu sistemą su vienu deflektorium, taip pat dedu nulašėjimo indą ir dėsiu tiesiog mėsą ant grotelių. Tai pirmo etapo tikslas yra tiesiog gerai parūkinti tą liežuvį ir kadangi jisai turi storą odą, tai to dūmo reikia pakankamai nemažai. O rūkinsiu apie porą valandų, kad būtų tinkama spalva ir vidinė temperatūra pasiektų apie kokius 70 laipsnių. Pradėjau rūkinti dar vėsioje kepsninėje, tai yra dar nėra įkaitus iki galo ir reikia tiesiog nemažai laiko, tai pridarau angas ir po truputį tą kepsninę šildau, kartu mėsa rūkinasi ir gabalas yra pakankamai didelis, tai reikia laiko. Maždaug po 20 minučių pusvalandžio medienos tas pagaliukas baigia sudegti, tai dedu dar vieną ir rūkinu toliau. Tiesiog laikas nuo laiko dar apverčiu tą liežuvį, kad gautų dūmo iš visų pusių. Ir kepsninės temperatūros aukštos tikrai nereikia. Reikia tiesiog ilgesnio laiko, kol ta mėsa gerai pasirūkina ir viduje įšyla. Tai jau kai kepsninė pradeda šilti, aš tiesiog pamažinu angų atidarimą tam, kad temperatūra neviršytų kokio 120-130 laipsnių ir toliau rūkinu. Iš esmės rūkinu kaip ir bet kokį kitą didesnį mėsos gabalą, tai nieko daug nesiskiria. Toliau laiks nuo laiko apversdamas rūkinu liežuvį ir matuoju temperatūrą. Noriu, kad jinai pasiektų maždaug apie 70 laipsnių. Kadangi tas procesas gana ilgai užtrunka, tai viskas gali perdžiūti. Kartais naudoju ir kepsnius kažkokius rūkindamas mėsos, šiek tiek aliejaus. Tai padeda tiesiog ir geriau dūmą pritraukti ir dar neleidžia mėsai taip greitai išsausėti. Vietoje aliejaus, aišku, galima naudoti kažkokį ir barbekių, pavyzdžiui, padažą, aptepti tą vietą, kur yra mėsa, netepti tos odos, nes ją vis tiek reikės nulupti. Tai per odą tikrai ten gal to skysčio mažiau išgaruoja, bet ten, kur yra mėsos dalis, tai tikrai sausėja. Bet per porą valandų tikrai tas liežuvis gerai pasirūkina, tai temperatūra pasiekia apie 70 laipsnių, nuimu ir dėsiu į foliją. Ir dedant į foliją aš dar paprastai įdedu gabalėlį sviesto. Man taip atrodo ypač tinka jautienai, nes mėsa nėra labai riebi, o tas sviestukas dar padės pasitroškinti mėsai, kol jinai ten kepa. Įvyniojęs į foliją dedu mėsą atgal į kamadą. Ir toliau jau troškinsiu, kol mėsa suminkštės tiesiog ir bus lengvai praduriama. Kepsninės temperatūrą šiek tiek pakeliu aukščiau, tai yra apie 150 laipsnių Celsijaus ir laiks nuo laiko patikrinu, ar jau ta mėsa minkšta darosi ar ne. Tai reikia tiesiog įdurti termometrą ir temperatūra turėtų būti virš 90 laipsnių, bet esmė yra, kad galima būtų lengvai pradurti. O toliau yra labai svarbus etapas. Tai jeigu verdat liežuvį, tai lygiai taip pat jį išvirus reikėtų dėti iš karto į šaltą vandenį, nes teko matyti, kaip žmonės bando rūkinti liežuvį ir po to vargsta su ta oda.
tiesiog daug paprastesnis būdas užpilti šaltu vandeniu ir palaikyti kokias 10-15 minučių. Aišku, aš čia padariau vieną klaidą, tai šiek tiek to aliejaus užpurškiau ir ant pačios odos, to gal ir nereikėjo daryti, bet vis tiek pakankamai gerai nusilupa. Na ir tuo pačiu labai jau norisi paragauti. Visai neblogai pasirūkino. Na ir toliau reikia šiek tiek kantrybės nulupant tą odą, bet tikrai jinai lupasi pakankamai neblogai. Galima, aišku, susipjaustyti tą liežuvį į dalis, taip dar lengviau nulupt galima. Norėjosi įspūdingesnio vaizdo. Iš pradžių pabandžiau lupti visą, bet daug paprasčiau, jeigu supjaustai gabalais. Vienintelis galbūt trūkumas tai, kad įdėjus į šaltą vandenį liežuvis jau iš karto atšąla, bet taip jisai nepraranda ir sulčių. Ir galima jį, aišku, ir po to ir pasišildyti, jeigu norisi, pasikepti netgi ant griliaus. Bet man liežuvis visų pirma yra užkandis, tai primena šventės įvairias ir tiesiog man šaltas jisai yra labai skanus, o parūkintas dar skanesnis negu tiesiog išvirtas. Na bet lyginant su virtu liežuviu, šitas yra šiek tiek tvirtesnis, galbūt galėtų būti šiek tiek minkštesnė mėsa, bet man toks metodas turbūt yra geresnis negu išvirti ir paskui rūkinti. Tai kągi, puikiai atrodo ir gardžiai kvepia. Na, o kaipgi skonis? Tai skonis yra tikrai puikus. Galbūt ta dalis, kuri yra su oda, pats galas liežuvio yra šiek tiek mažiau prasisūdęs, norėtųsi gal truputį daugiau druskos, bet ta storesnė dalis yra idealiai pasisūdžiusi. Galima, aišku, tą liežuvį pirmą apvirti ir paskui rūkinti. Taip galima pasiekti tikrai, kad jisai būtų šiek tiek minkštesnis, bet skonis yra labai intensyvus to dūmo ir labai dera prie mėsos. Sakyčiau, kad tikrai verta pabandyti tokį variantą, rekomenduoju pasidaryti. Skanaus ir iki kito karto.